Plaukiam dabar pro Port de France įlanką. Tuo gausim gūsį, stipresnę vėją. Kokį 20 mazgų gal. Nu ir važiuojam po biškį. Mūsų greitis 7,5 mazgo. Važiuojam kaip reikiam. Abidvi parifuotos. Genuje turbūt iki 100% surifuota, o grotas du rifai sujungti. Šiandienos plaukimo nuostoliai krito buteliukas toks, sudužo mūsų indukcinį. Važiuosim ieškoti naujos. Kažkoks vargas šiandien. Aš labai nervuotas dėl visko. Kažkoks sudirgęs baisiausiai. Bet atplaukiam vis tiek į Saint-Pierre. Galiu pasakyti, kad Kuba Libre, supranti, kainuoja 3 eurai, tai labai apsimoku atplaukti. Ir dabar einam į muziejų. Pirmas muziejus mūsų, ne, per visą kelionę. Pasižiūrėsim, kas tam muziejui rodoma. Gal parodysim ir jum. O šiaip miestelis labai toksai fainas, tvarkingas atrodo. Nu tai reikia susipažįsti su juo artimiau. Ten Turgaus aikštė. Čia Dingi dokas. Nu ir va taip kunkuliuoja čia. Kaip gražiai atsiveria vaizdas į mūsų inkaravietę. Ir patrankos nukreiptos į tą pusę. Labai gražiai atrodo laivai. Na, čia rodo, kaip išsiveržė tas ugnikalnis ir sunaikino visą miestą. 27 000 žmonių mirė. Ir vienam iš kambarių. Kiek? Nuo 7 iki 27. Nuo 7 iki 27 000 žmonių mirė. Įdomi paklaida. Tai ten yra visų žmonių pavardės vienam kambarį ant sienos išrašytos. Ir čia rodo, kaip viržės tas ugnikalnis, čia tas miestelis tipo. Nu, įdomiai. Nu va, koks mūsų Dingi dokas. Čia visi atvažiuoja iš laivų, palieka savo valteles ir varo patapot po miestą. Štai ir mūsų mažoji. Žolė smirda visur. Žmonės atvažiavo su Dingiu prie Dingi doko. Pririšo jį, prirakino su trosu
autobusu šonu kažkaip, tada atvarė su mandru dingiu, prisirišo irgi naglai, tai tas mandras dingis didžiulis pakišo tą mažiuką po tiltu ir nuskandino. Variklio liktai nebuvo užpylęs vanduo, tai gal ten bus viskas gerai, bet atrodė tai žiauriai. Ir jau trynėsi žiauriai į bortą betonas, tai ten galėjo tikrai rasti žmonės nuskendusį, tai su domu ištraukiam lauk ir biškį parišom, kad nelystų po lieptu. Tai vakare važiuosiu ieškoti žmonių, kuriem priklauso tas dingis ir papasakosiu, kaip mes jį radom. Nesakysiu, ar mes ištraukiam ar neištraukiam, tiesiog pasakysiu, kad nerakintų daugiau taip, kad priekį pakeltų, kad nepakištų vien žodžiu, po lieptu. Pilnas vandens buvo naujas Highfieldas, toksai, apie kurį mes svajojom, su 10 arklių Yamaha varikliu, irgi apynauju. Tai gaila tokių dalykų, brangus daiktas ir nepasižiūrėjo žmonės. Atvažiavom į parduotuvę pirkti indukcinės elektrinės plytelės, nes gnomai sudaužė, reiškia užkrenavom rimčiau. Ten krito toks aušintuvas nuo palangės, užkrito tiesiai ant indukcinės ir sudužo. Tai atvarėm pirkti naujos dabar. Atradom, yra 3 variantai. Vienas 100 kem, 100 ir 8. Spėkit, kurią jums. Vyksta atsisveikinimu su didžiuoju bratanu. Davai. Su snorkelinimu. Dėdė išvažiuoja apsikabinti reikia. Ai, nenori apsikabinti? Tai gerai, aš išvažiuoju. Ir viskas, taip. Švara į Lietuvą. O mes su didžiaisiais baulais atgal į laivą. Vytautas gelbės kaimynus. Moteris iššoko iš katamarano pasimaudyti ir pamiršo kopetėlės pasikelti. Tai juokiasi jos šiandien, bando visaip įlipti. Jau prarado viltį, tai tiesiog juokiasi ir laukia, kol kas pagelbė. Vis dėkoja, juokės. Senai matėmės autobuse, važiuojam vėl į Fort de France apsipirkti ir po šito apsipirkimo jau varysim į Dominiką. Tai pabandysim apsipirkti kuo daugiau, nes Dominikoje čiulpsim pirštą, nes nelabai ten ko yra ir labai brangu. Tai bandysim užsitavarinti čia, matysim kaip seks. Tai apsipirkom biškių, visas mūsų turtas. Čia pilna prikrauta yra visokių konservų, aliejų ir taip toliau. Jaučiu kokį 5 kilų sveria ta kuprinė. Gerai, ne 5, 3 tikrai. Čia prikrauta sūrių visokių lengvesnių dalykų, o čia visai lengvi dalykėliai. Atsisėdam, išgersim kavos, suvalgysim gal kokią bandušką ir trauksim atgal į savo kaimą. Tai valandą kelio su autobusu ir
išleidom ant produktų 208 eurų. Tai va, 3 tašės realiai. Bet čia užsipirkom vėl nežinia kiek laiko. Žiūri, sunku suskaičiuoti, kiek mes išleidžiam produktam per mėnesį, nes būna, kad nueinam, užsiperkam ir tuos produktus mes 3 mėnesius naudojam. Tai dabar ten tokį kokosų aliejų naudosim pusę metų turbūt. Tai, nu, taip yra kažkaip. Ir daug kas klausia, kiek išleidžiamės per mėnesį, žiūri sunku pasakyti, nes nuvarai, nusipirki ten kažkokio produkto, ten keliem mėnesiam nestoji šaly, tiesiog pigesnis gaunasi, negu kad ieškotum kitur, arba kitur išvis jo gali nebūti. Tai mes dabar taip ir stengiamės, esam Martinikoje, žinom, kad Dominikoje nieko negausim. Nu, ta prasme, bus brangu ir nelabai ten ką gausi. Tai, nu, dėl tos priežasties mes čia ir prisivarėm už brangiai. Nu, čia dar nebrangiai, aš įsivaizduoju. Tai dar nuvarysim savo kaimelį į parduotuvę, žalesnių, sunkesnių produktų, nes čia, nu, ką galim gauti ten, tai pirksim ten, o ko negavom, tai nusipirkom čia. Tai žodžiu, jo, išsileidom biškį, bet, kaip sakiau, keliem mėnesiam tie produktai. Tai va. Palieka Martinikos šalį dėl to, kad turi savo atskirą vėliavą. Mes jos, aišku, neturim, dėjom Prancūzijos ir plaukiam į Dominiką. Ne į Dominikos Respubliką, o į Dominiką. Ten pabūsime savaitėlę, apsidairysim, pasivažinėsim su autotransporto priemonė ir pajusim jų gyvenimą ten, kaip jie ten gyvena. Čia buvo labai smagu, Martinika patiko labai ir jo, pasižiūrėsim, kaip dominikiečiai gyvena. Ten medžiot nelabai galima, tas biški neramina, taip traukuliai net kartais ima, kai pagalvoji, kad negalima medžiot. Smagiai mes čia važiuojam, vėjo buvo iki 30 mazgų, kaip ir tikėtasi buvo. Dabar vis dar pučia apie 22, 26, 24. Plaukiam daugmaž taip. Burės parifuotas gerokai. Grotas susuktas iki antro rifo. Nu, genų jas palikau kokį 100% turbūt, tipo, kiam procentų susuktas, likęs 100, taip skaitas. Ir jau matosi Dominika, tai tie kalnai ten, rūke tam, debesy, tai ten jau Dominika. O bangos, tai didelis, verčiasi čia per denį, per visur. Per visur čia leidžia vandenį, čia taškosi, viduj irgi ten bėga, stalčius iškrito, viskas krenta, viskas barška. Žodžiu, visur šlapia, bet, nu taip yra laive, negi sausus. Wow, kaip dėjo banga, blemba, nespėjau nufilmuoti. Tai natūralus dalykas laive, kad šlapia. Greitis tai pagal vandenį lagas rodo 6,5 mazgo, o pagal GPS-ą tai 9,5 ten varom čia pasroviai labai greitai. 8,5, 9,5 taip panašiai.
8, 7,5, 8,5. Nu, žodžiu, pakankamai neblogai mes čia miniuojam. Ir tuo jau būsim Dominikoje. Ten toli kolegos plaukia irgi su katamaranu. Biški dingsta iš vaizdo, sugrįžta vėl. Irgi susimažinę būres. Nu, nėra pats maloniausias plaukimas, kai pučia virš 20 mazgų. Aišku, žiūrint kokiais kursais, bet šiuo atveju tai toksai... Ai, tas laivas perlinkęs, važiuoja va taip, kreivai. Bet jau Dominika va, už pusvalandžio kelio. O ten tas katamaranas duoda vaizdų. Stakseliuko Nosinaitė ir Grotas antru rifu. Ir vingiuoja iš čia, kalatojasi. Panašiai kaip ir mes. Nu, jo neverčia taip smarkiai. Bet vis tiek, tos bangos kaip per kalnelius varo. Tai mažai neatrodo. O mūsų plaukimas taip atrodo. Gali. Esam pasvyrę 20 laipsnių, 15-20 laipsnių kampu, tai galit pasimatuoti, va, horizontas matosi ir krantas jau, tai va taip.